Jo, čia panašiai, tipo... Čia dar sunkesnis, jo? Čia daug sunkesnis, čia jau yra, pasižiūrim, kiek čia rašo. Smokas buvo sunkiau. Ai ne, čia 7+. Čia nėra toks sunkus, bet šiaip aš kiek esu žaidęs. Čia prie kiekvieno Asmeniškai tai jisai daug sunkesnis, nes čia žodžiai tokie, kur aš pavyzdžiui asmeniškai perskaitau ir nesuprantu, ką jis reiškia, arba žiauriai sunku būdą apibūdinti. Tai aš sakyčiau, čia jau pakylom į 4. lygį. Ir bus sudėtinga. Jo, 4. epizodas, 4. lygis. Ir mes esame pramogų stotelė. Ir su jumis tie patys žmonės, kaip jau matėte kitose laidose. Arba jeigu nematėte, pažiūrėkit. Jo, jeigu nematėte, pasižiūrėkit praeitas serijas. Esu Alanas. Vanesa. Juste. Ir Karina. Taip. Ir tenais jau žaidžiam 4. alias žaidimą. Stengiamės kilti laipteliu aukščiau į sunkesnius lygius. Bet ne visą laiką jie reiškia, kad sunkesni, kai kurie smagesni, kai kurie ne. Šį kartą žaidžiam alias Original. Tai originaliausias žaidimas. Asmeniškai galiu pasakyti sunkiausias man, bent jau pažiūrėsime, ar iš tikrųjų tai bus. Bet jo, ir mes jau paskaičiavom, jau žaidėme 3 žaidimus ir rezultatus galiu pasakyti, kad lygus. Rezultatas yra 54. Taip, kad laukia įtemptas mūšis, išsiaiškinant, kas bus nugalėtojas. Blondinai ar brunetai. Brunetai. Taip, tai žodžiu, nereikia čia nieko daugiau, manau, pasakyti, nes taip pat šitam žaidime dar turėsime šitas, vėlgi, pramogų industrijų klausimus, kuriuose galėsim pafilosofuoti, šiaip padiskutuoti jo ir žaisim šitą žaidimą. Žaidimas lygiai toks pat, kaip antroji serija, tai ant kokio numeriuko stovi, tokį numerį ir pasakoji, tai pradžiai galim kokį išsirinkti, kad pačioj pradžiai. 7. 7. Jo, ir jeigu atidedi kortelį iš šono, jokių minusų. Jo, nes čia sunkus, tai čia bus galima daug išmesti, šitas toks... Tai va, mes su Vanesa vėl susibondinom, nusprendėm, kad mums reikia grįžti į savo tą ryšį, nes komanda yra komanda, nereikia čia laikytis atstumą, reikia... O mes niekada nesigydom. Mūsų komanda geresnė. Geresnė, negeresnė išsiaiškinsim finale. Aš sakau, Kol kas yra lygu, tai kad... Žodžiu, nedažvaudžiavam ir galim pradėti, metam gal pamaskom. Taip. Kapitonė. Nu? Vėl tą patį parodė. Kaip tik Vanesa, ne, tu pamaskom. Ha. Mes pirmie. Tai, Dabar tu man. Čia reikia laiko. Jo, čia reikės laiko. Tai žodžiu, pasiruošęs 7, tas numeriukas 7. Pala, aš maišau korteles. 7, man rodos, mums su Vanesa, blondinam 7 atneš sėkmę, nes 7 yra laimingas skaičius. Ne tik blondinams, bet ir brunetams. Nu, pamatysim, tai dar nieko nereiškia, kaip sakant. Tai žodžiu, pasiruošęs? Jo. 3, 2, 1, važiuojam. Kaip vadinasi tas užsiėmimas, kai su moliu kažką darai? O, kaip Ne. ledai ten. Kai eini, ten darai podelius, visokius lėkštutes, viską. Ne, kitas. Labai... Sunku. Tai čia sunkus, aš tau sakiau. Pusę išmetam. Gal skaičiuojam kaip... Mėsa sumalta. Kaip vadinasi? Faršas. Taip. O taip, faršukas. Gyvūnas, kuris šiaip man atrodo ir vandenį, ir sausumoj vaikšto, toks mažiukas žalias. Žalias? Krokodilas. Ne. Ai, Mažiukas, gerai. Jo. bet krokodilas irgi tinka. Jis nemažas. Gerai, kitas. Gerai. Kai Jeigu šunį vaikas, tai vedi, man. kad realiai iškastruoti, bet kitaip, žinai kaip reiškia? Kaip vadinasi? Kastracija. Gyvūnus. Man patinka tai, ką Nes... matau. Taip, iš sąraidės, taip. Aš žinau, užkrito. Gerai. Gerai, ką valgai, kaip sakė Alas, prieš tai būna juoda balta, Duona. mažesnė, Duona Kaip sveika. sakai? mažesnė, mažybinė dalis, Kontrastas, Duona. kontrastas. mažesnė. Duonytė. Viskas, Kitaip galim būtent. vokti. Nu, vakar. Tai Negirdėjau nieko. Užkliūdžiu. Mažybinė duonas. Taip, mažybinė duona. Duonelė. Yes! Blondinai! Nebuvo, nereikėjo. Šunuoja. Mes Tai nespėjome jo, po blondinai vieną. vagia. Vėl. Visi po vieną mes paėmėm. Nes, kaip sakant, net nespėda. Lygiai, vis dar lygiai. Bet čia šiaip žiauriai sunkus žodžiai yra. Tai aš tau sakau, čia žiauriai sunkus. Tada buvo... Tu nori aiškinti Buvo man? žaltys. Davai. Ai, tu čia iškės kungyvatė. 7, ne? Ne, visi sakai. Jo, Ir jo. sterilizuoti. Tai pasiruošę?
Taip. Mes šitą pavarysim. Ei, palaukit, o žaltys jis yra vandenyje, jiems susmos būna. Tai visas Nu jo, visos gyvatės ir vandenį gali plaukti, bet aš tai turėjau omeny, kad vėžliuką turėjai, Ne. nes vėžliukas irgi susimuoja vandenį. Nu, okei. 1, 2, 3. Tu nueini į parduotuvę, kur pardavinėja tam tikrus dalykus, kad išgytum. Supratai apie ką? Medicina, farmacija, Panašiai, bet lietuviškai. vaistinė, Taip, bet žmogus, tai... vaistininkas. Ožiuoju. Man patinka. Tavo tėvas kas yra? Gaisrininkas, miškininkas. Karina turėtų būti, jinai mėgsta su kuo groti? Turėtų būti mėgti. Būgnų. Bet jinai kas yra? Būgnininkė. Ne, Aš vyriškai. nemėgstu Būgnininkas. groti būgnus ir nemoku jis groti. Bet duosi, ateity. Padarysim Yra, tai. yra teigiamas ir yra... Neigiamas. Kodėl pas jūs tokie lengvi? Oi, septynetas Reikia laimingas mokėti skaičius. pasakot. Vandenį. Septynetas Alanai, tu girdi ar ne? Klausau. Alanai. Klausau. Žodžiu, vyksta tsunamis arba žemės drebėjimas, ne? Ir būna Kas padaryta yra? Kas padaryta visam miestui? Kas yra padaryta? saugos zonas, bunkeriai, Ne, nu viskas sugriūna ir kas padaryta miestui. žala. Taip. Stop! Tai gerai paskutinė dabar. Taip. Ar čia buvo paskutinis? Čia buvo auksinis. Čia paskutinis. Tai gerai, čia tai vis Jums tas septynetas nieko. tikrai sekasi. Sakau, septynetas blondinų skaičius. Ei, šiaip jūs turėt vienetą aiškinti, nes jūs ant vienetas stovite. Nu, 7. Penki. Ne, Nu, jūs kaip sakant, Gerai, nesvarbu. Keliuoja, keliuoja. Kiek paėjo? 1, 2, 3, 4, 5. Nu, Labai gera pradžia Mes blondino. vieną žinom. Kas, Jo. o šiaip, man labai įdomu, taip. vat, ką palaiko žiūrovai, blondinus ar Tai brunetus. aš kad brunetas. Man labai įdomu, kokių mūsų žiūrovų daugiau brunetų ar blondinų. Nu, blondinai tai tokie rečiau plaukų spalva būna, bet parašykit komentaruose, ką palaikyti. Tikrai ne. Gerai, važiuojam. Ryto sulauksim. Jeigu brunetai like, jeigu blondinai dis. Ne. Jeigu tiesiog komentaruose parašykit. Jo. Versit šitą. Aja, 3, 2, 1, važiuojam, pirmas numeriukas jūsų. Iš karto. Vairavimo, kas? Pamoka. Mokykla. Kas, ką jisai žmogus... Vairuotojas. Vairavimo tavo... Kaip mokytas, kitaip. Vairavimo... Instruktorius. Ne. Muzikos stilius. Pop muzika, roko muzika. Kokia greita, lyrinė. Galbūt labiau lyrinė, bet ne tokia. R&B ta. Ne. Tokia daug kaip į klasikinę pusę eina, bet ne klasikinę. Ne, opera tai klasikinė. Pakybo mergaitės. Džiazas. Ten buvo džiazas. Tai skaitosi, aš Gerai, pasakiau. skaitom. Tada Ko? Džiazą. Aš Gerai. atspėjau. Taip. žmonės, kurie neturi savo namų ir ką jie daro. Benamiai. Bet Ieško ką jie daro? namų. Ieško kažko. Ne, vienas žodis. ką Ieško. daro. Vagi pinigus. Benamiai. Jau nebedaug laiko. Yra liko. tauti. Taip. Nu jau paskutinis spėjai. 3, 2. Dažniausiai kaime šunys būna jau pakabinti. Grandinė. Grandinė, lenciūgas. Viskas. Gerai. Pradėjo čia džiazą? Gaila nepamenu. Jo. Padėt, Gaila ne? nepamenu. Ką jūs čia pridėjote? Nežinau, bet jam Įkrės. Čia. Gerai. Kiek turim? 1, 2, 3, 4. 4. Neblogas skaičius, 4. Davai, dabar aš aiškinsiu. Man irgi reikia krūvelės. Sako, mūsų skaičius 6. Nu, 6 toks, arba toks, žinai. Pradedam. Gerai. 1, 2, 3. Kas čia per žodžiai? Kažkaip liauna. Būna, rašom mokslinius šaltinius, rašom bakalaurą ir reikia pridėti tokį, Citatą? ne, kur Remarką? toks paspaudai ir nueini į to Nuorodą? Jo. Nu. Kaip muštynės, bet kitaip toks, kitoks žodis, labai toks nepopuliarus. Rungtynės? Ne, toks, Boksas? neatspės, kautynės. Aš nemokytų. Verkti, bet kitaip. Atliauti. Vat kas yra čia? Bliauti. Kas čia yra? Nu, gražesnį žodį, kokį tu čia bliauti. Kas yra, kai bėga? Prie dašlas. Tai va, antras žodis, ką daryti? Ašaroti? Taip. O, taip. Greičiau tu. Taim keli stresą. Pelytė, kas jinai tokia, kokie skaitos? Stop. Koks gyvūnas? Žiūrėk. Oi, Ne, graužikas. Graužikas, taip.
Gerai, atsiprašau. 3. 1, 2, 3. Jau, nu, nebuvo taip labai gerai, bet daivys. Manau, pats laikas jau reikia klausimėlį apie kažkas Aš netraukiu. Savanoris turim. Skaitom. Kas yra vienas iš populiariausių Lietuvos socialinių tinklų influencerių? Karolina Meskina. Populiariausia? Jo. Nu, iš moterų tai jo Karolina O iš Meskina. vyrų? Sigel dar visai populiari, bet jinai tokio savotiško turinio skaičiu. Rolandas Mackevičius. Jo. Mackevičius jo. Man Stonkus labai dar patinka. Jo, žinau. O man patinka, dar labai patinka Katleris. Katleris yra Bet toks... jis nelabai toks. Bet man Katleris patinka tuo, jisai nelabai influenceris, jisai jeigu įkelia kontento, tai jisai būna įdomus. Tas, Jo. kur tu visą laiką peržiūrėsi, nes Jo, bus jo. įdomu, bet jis nekelia per daug. Tai va Man toks... dar patinka Aistės Katlerio merginos. Nu, man nesmeniškai, ne man. Sužadėtinis. Ne mano spalva. Sužadėtinė? Tu Jo, Ai, ne. Jo. O tai ne vyras žmona? Ne. Susituokė, ne. Ne, tik sužadėtinė. Nu, įdomu, kada Katleriukas vestuvės padarys, jūs jau norėtų, manau, ir Stonkus, kad pravesti, ir jisai kaip. Bus ten kontento. Galvoju iš... Man tai visai Rolandas patinka. Jo. Nu, jis toks populiariausias vienas Jis Lietuvoje. labai Mackevičienė dar irgi labai patinka. Labai gražiai. Jo. Dabar. Visas turinys. Jo. Sakyčiau. Gerai, važiuojam, žodžiu, žaidžiam toliau. Gerai, koks mūsų? 5. Ok. Amazing. 3, 2, 1. Klausaisi muzikos ir užsidedi ką? Ausinės, ausinukai. Taip, ausinės. Moteris geria tokius vaistus, tarkim, hormonus susigaudinti arba kad nepastotų. Plan B. Ne. Kontracepcija, kontraceptikai. Vienas. Iš karto plan B. Kontraceptikas. Taip. Apie ką tu galvoji manęs? Ką reikia daryti? Ai, čia ne tas. O Dieve mano. Oh my god. Dievas čia nepadės. Valgai jūros gerybę, tokie mažytė. Krevetės. Taip, viena. Krevetė. Taip. Oi, tiesiai. Sakyčiau, reiktų muilo sudaryti kakutė. blondiną. Burbulai. Vienas. Burbulas. Taip. Labai Ką daryti? Žiūrėti labai stipriai. Kuo toliau, to baisiau. Stebėti. Bet taip labai va taip va tiesiog. Įkyriai žiūrėti. Jo, vienas žodis, bet taip va. Spoksoti. Taip. Kas čia yra ant plaukų ryšiesi? Gumytė, gumutė. Mažybinės irgi. Gumytė. Kitaip. Gumutė. Kitaip. Apyrankė. Baigęs laikas gumelė. Aš sakiau, Vagis. žodžiu nevartoju. Metų vagis, galim sakyti blondinai. 1, 2, Metų 3, 4, atradimas 5. magis yra čia. 1, 2, 3, 4, 5. Mes Be esam- lygios. Ai, Važiuoja. ne. Man patinka. Atspėjau jis gumelę. Ai. Jo, paaugęs. Prašau. Dabar aš? Jo, dabar tu aiškiai. Tau sekėsi geriau aiškiai, tai gal tikiuosi Jisai? pasisektų jo. Aš labai įdėmiai. Labai Vienas. įdėmiai. Tu Įtempęs. nesirenkaliok. Tai Dar nesirenka. laikas neprasidėjo, duok. Biški pagavo. Renkasi. Aš savo komandą, kaip sakau. Nu, mes kaip sakant, suprotaujam. Vieningi. 1, 2, Blondinai 3. tik per čytus. Nu. Jau straigant pradedam. Yra prisiminti ir yra... Atsiminti. Ne, kitas. Blogas dalykas. Atsiminti ir yra... Užmiršti. Be šito, be pirmo. Užmarštis. Be šito priešdėlio. Ir miršti. Tai kaip be priešdėlė? Miršti. Pamiršti. Nepridėkit gal. Miršti. Ne. Pamiršti. Taip, Taigi sakiau jie. nesakai. Stresas. Nusiranik, ramiai. Ramiai. Jūs nenervuokit. Ir Mes nieko nesakom. važiuoji į priekį su mašina ir važiuoji... Tiek į priekį. Spaudži galą. Važiuoji į priekį arba važiuoji... Atgal. Kaip atgal? Atbulyn. Atbulomis. Atbulom. Atbulas. Rivers. Bet šitas tikrai sunku. Aš tau sakau. Anksčiau viduramžiais, Oi, betūras žinau patinka. kai žmogus... Vytautas. Paskutinis. Žmogus padarydavo kažką labai blogo. Giljotina, bausmė. Kokia? Mirties bausmė. Vytautas nedarydavo tokių. Ką jis darydavo? O tu nesakai. nedarydavo. Nesakai? Čia kaip sakant pasiliksim Sau. už kadro. 3. Šalia. Gerai, važiuojam. Aš manau, galima dar vieną klausimėlį paimti. Gerai. Pramogų industrijų klausimas. Kaip žinai. Kaip žaidži? Ačiū Dievui, ne mano raštas. Čia mano.
Nespausinam viską. Kaip žaidimai gali būti naudingi studentams ne tik kaip pramogos, bet ir kaip įrankiai mokymuisi ir bendravimui. Žaidimai. Būtent tai, ką mes darome ir dabar, žaidimai. Susipažinimui. Jo, aš manau, kad šiaip žaidimai biškai priverčia atsipalaiduoti. Nes jaus nejaukiai vis tiek kažkokia išeina kalba, kai tu žaidi kažkokiu. Daug temų gali paliesti. Ypač motyvas, atmosfera. Susikuri vaibą, pažįsti žmonės. Pažintis, bendrauti. Sukurti ryšį. Ir šiaip fainas laiko praleidimas. Bet ar mums su Vanesa išeina užmėgsti ryšį? Niekai. Niekai. Kažką kitką reikia daryti. Tai gerai. Gerai. Atsakymai. Kam dabar? Dabar mūsų eilė dabar. Mūsų antras. Antras, numeriukas. Pasiruošę? Taip. Važiuojam. Čia tokia liga, nugaras dažniausiai būna. Uždegimas? O, nukrytus. Kai nugaras sutraukias ir... Perpučiu. Gerai. Kas ten buvo? Išvarža. Toks saldumynas, apvalios formos, keksiukas, spurga. Taip, spurga. Ką čia reiškia? Nusikioji. Tu visą laiką daryti. Tiesiog tu visą kaladę, gali net nebesakinėti. Aš dabar labai ką darau, tai aš esu toks žmogus. Nervuotis. Stresas. Nervuotis. Nervai. Nervuotis koks? Nervuotas. Ne, kitoks. Nervas. Nervuotas, tik kita galūnė. Nervuota. Koks? Nervuotas. Nervingas. Padėjo, mes būtume spėję. Tai nerodyk, ko jūs tytėjai. Laikas bėga, teka. Čia labai sunku. Nenorėčiau, nedamatau. Ir paskutinis. 3, 2, 1. Ignoruoti ką? Žmogus. Jau pasakei ignoravimas. Jo, ignoruoti, žodžiu. Susifeilinau šiek tiek. Pasakėm 2. 2? Taip, jūs nieko nepalaikėte. Kas pradėjo žaidimą? Labai sunku. O kas pradėjo žaidimą? Jūs pradėjote. Taip, jo. Tai tada mes dabar galim užbaigti šitą žaidimą, manau. Tai dabar aš aiškinu, jo? Aš? Jo. Aš. Mūsų numeriukas? Ne aš? 5. Ašgi. Kas pradėjo Tu prieš tai aiškini. Apie viduramžius. Aha. Jo, dabar aš. Mūsų Dabar 5 numeriukas. Ne, ką pralaimėsiu. Mums reikia pabokti. Tai jau laimėjom, nes mes paskutinį pradėjome. Jie pirmi pradėjo. Mes dabar uždarom. Nebūtinai gal jūs nepaisit ir mes paeisim vieną atspėsim. Ei, mes nepaisim, mes neatspėsim. Nenuvertinkit tai blondynų. Gerai, 1, 2, 3. Yra tokia... Nu kas čia yra? Lenta. O kaip jis vadinasi? Ne lenta. Pirmas žodis. Žaidimų. Ir yra vieta, kur tai gali nusipirkti. Žaidimų planeta. Nereik čia brandų dabar reklamų daryti. Kaip vadinasi ta vieta? Žaidimų kambarys? Nu, koks kambarys? Alnas jau nervuoja. Kur tu galėjai nusipirkti? Žaidimų parduotuvė. Taip. Žaidimų parduotuvė. Pagaliau. Yra žmogus, kuris aiškinasi bylas, nužudimo visokias. Advokatas. Ne, aiškinasi, tyrimus daro. Nu tos žodis, kaip tu nežinai. Palaukit, nu tai daug susikūpimo. Man atrodo, tai jūsų keliai vėl suskirs. Kitoje laidoje mes filmuosime vėl atskirai. Į filmavimo? Aikštelė. Ne, tas planelis, kurį pasirašai. Taip, scenarijus. Reikia gal šitą. Toks šliūžas. Stop ir laikas. Sliekas. Ne. Kirmelė? Aha, tik tai kas? Kirminas. Šaunuolė. Malodėts. Aš tai Blondynai pavarė. gal pirkti parduotuvę. Pirkti, o kas pirkti? Pirkti tai nieko neįžuoda apie parduotuvę. Pirkinas. Nu. Tai čia tiesiog žodis, kuris padeda suprasti, kad tai yra parduotuvė. Pirkti galima ne tik parduotuvį, galima gatvėj. Vidur dar galima. Nu žodžiu, mes 3 atspėjom. 1, 2, 3. Blondinai pirmauja netgi 4 taškais. Na ir mano pabaigai. Jo, į pabaigą galim dar vieną klausimėlį paskaityti. Koks yra vienas iš didžiausių Lietuvos sporto herojų šiuo metu? Balajevičius. Tas, O ką jis kuris... padarė? Valančiūnas. Darbo, kad yra Valančiūnas. Kuris pamušė Lietuvos, ne Lietuvos, pasaulio rekordą. Meilutytė. Alekna. O Meilutytė? Nežinau, tiesiog.
Milutytė, nu irgi jo. Milutytė, buvo biški varius gerai, po to biški nuvažiavo, po to vėl grįžo, vėl važiuoja gerai. Lietuviai šaunuoliai. O aš dabar labai laukiu, kada bus pasaulio čempionatas krepšinio 2025 metais, nes bus Sabonis, bus Valančiūnas, bus daug kitų žvaigždžių, bus įdomu pažiūrėti, bet jau šį kartą amerikiečių nenugalėsim, nes jie tokią Dream Team pasidarė. Nu, neprognozuok čia. Bet aš mačiau jau kokią komandą, Nu, matai kokią nesvarbu, komandą? mes vis tiek laimėsim. Bus matyti, žodžiu. Labai abejoju, bet lietuviai antrą vietą gali ir pasiekti. Kitą gausi. Tai žodžiu, rezultatai yra tokie. Kol kas blondinai pirmauja, tikiuosi jūs palaikot labai blondinus, nes mes tai labai už blondinus važiuojam ir brunetai bus nukautuoti. Nepamirškit ir mūsų, brunetų, nes Realiai. mes laimėsim. Čia tik kol kas vis. Kol kas. Nu žodžiu, mūšis kol kas laimėtas blondinų, bet karas dar nebaigtas. Tai žodžiu, važiuojam į kitą.